Žinot, jeigu aš neklystu, visiškai nesenai buvo įteisinti narkotikai, samagons. Ne? O dabar būtų įteisinta dar ir tie gėjai. Bet iš kitą vertus galvoju, žinot, o kumgi skiriasi gėjai nuo prostitucijos? Kodėl Lietuvoje nėra, tarkime, be joko lygiaverčiai tai šnekama? Romoje irgi ir Italijoje, visur yra, ne? Bet čia mes tylim, bet apie gėjus kažkodėl. Gėjai čia save pakėlė aukštams ir sako, žiūrėkit, mes esam kažkas. Ir vėl grįžtų prie to paties. Aš manau vis tik tai referendumas. Mes turėtume žmonėmis pasitikėti ne tik rinkimams, jeigu ten protingai nubalsavo, tai protingi yra, bet jeigu durnai nubalsavo, tai durniai yra, bet mes turėtum suprasti, kad ne tik rinkimuose yra balsas žmonių. Bet žmonių balsas yra ir bet kurio klausimo. Kita vertus, Gusaroj norėčiau replikuoti, jam kaip kandidatui į Seimą turi atnešti, bet kaip savivaldybės tarybos nariui ne.